Labas. Sveikas. Faina, malonu, kad šiandien sutikai mums duoti intervą. Žmonėm, kas nežino, tai prisistatyk, kas esi. Tai esu mūsų subkultūroje, mane visi žino kaip Hamą, Vilniaus Sakalų Ultra, nors klubo jau nėra 12 metų, bet vis dar vienokiu ar kitokiu kažkokiu kampu dalyvauju šitoj subkultūroje. Dabar dažniausiai tai per kelionės, mačų stebėjimus ir lipdukų kolekcionavimą. Anksčiau, aišku, buvo kitaip, daugiau to aktyvumo tribūnoje ir aplink tribūną. Tai jeigu trumpai, tai Sakalų Ultra vis dar širdyje, nors klubo jau senokai nebėra. Ok. Sveikas atvykęs. Minėjai lipdukus, ar ne? Tai ir mūsų šiandienos tema ir yra lipdukai. Tai vat aš kalbėsiu kaip visiškai nieko apie tai nežinantis žmogus, kas yra lipdukai, kokia yra reikšmė ultrų kultūroje, pasaulyje, ir jo, kas yra lipdukai. Tai gal tada pradėkim nuo paskirties, ar ne? Turbūt tai keliais žodžiais galima labai trumpai pasakyti. Tai teritorijos žymėjimas ultrų. Ar ne? Tu ultra atvykęs, atvykstu aš kažkokį miestą, ar ne? Ir aš matau, dominuojantį klubą. Aš eidamas gatve, aš turiu tokią profesinę lygą. Aš matau visus lipdukus ir man jau skaneris, taip skanuoja. Ultroviai, neultroviai, neįdomu, įdomu, ir tai pagrindinis būtų toks, tas teritorijos žymėjimas, jeigu kada nors teks būt, aš turbūt šitą aiškiausiai pajaučiau būtent tą teritorijos žymėjimą, būdamas Mostare, Bosnijoje, ten, kaip žinia, miestas pasidalinęs praktiškai pusę bosnių, pusę kroatų. Ir jeigu viena dalis su senamiesčiu priklauso, tai bosniam ir Veležui, Redarmi, Hebrai, tai ten rasi, tik jų lipdukus, jų grafiti ir nieks ten nepermušinėja toj pusėj. Grinai, vien tik tai jų dominuoja. Pereini tokį gan platų kelią, prasideda kroatų teritorija ir vien tik Žirinskė lipdukai, grafiti ir tai, tai aiškiausiai pasimatė. Tai, o tokiam kaip Vilniui, ar ne, matom, vieni perklijuoja, kiti užklijuoja, nuklijuoja, plėšo ir taip toliau. Nėra tokio aiškaus pasidalinimo, vieni kitus ten gaudo vaiko ir su tais lipdukais. Tai turbūt pagrindinis toks būtų. O jeigu jau kažkur lyst giliau, tai turbūt būtų apie tai, kad kažkam tai saviraiškos forma, lipdukai labai geras dalykas, kur tu gali greitai sureaguoti, šiandien kažkas nutiko, susimušėm ar ne, laimėjom. Mes kitą dieną jau galim išsileisti lipdukus, pašiepti, oponentą ir visą miestą išklijuoti, kad mes laimėjom. Tai tokia informacijos perdavimo priemonė. Tai sakau, man tai net po šiai dienai klubo nėra, aš vis dar ten laiks nuo laiko savo pasidarau tų lipdukų, kai keliaudamas aš stengiuosi visada susitikti su vietiniais ultrom ir toks pretekstas man pildyti kolekciją, keistis lipdukais ir tuo pačiu susipažinti su tais naujais žmonėmis ir pažinti būtent jų kultūrą, kaip jų šalyje ar ten jų mieste tai atrodo. Tai čia turbūt kiekvienam kaip kam, kaip žmogus su tais lipdukais kažkokių savo tikslų pasiekia. Tai aš keliaudamas ten, ar ne, maketuodamas, kažkam tiesiog savo teritorijos žymėjimas ir savo klubo, populiarinimas. Tai turbūt tokie būtų pagrindiniai aspektai. Labai išsamus atsakymas net. Tai čia mes dar net nepradėjome, tai aš kai įsijausiu, man čia tokia artima tema nuo pakankamai senai. Tai aš jau įtariu, kad bus kitas klausimas, kaip tai prasidėjo, ar ne? Tai žinok, tu labai gerai nuskaitai. Čia jau ačiū, jau labai puikiai atsakei tą, kad žmonės suprastų, kas tai yra ir tu jau paminėjai ir kelis aspektus, apie kuriuos aš klausiu. Bet ir jo, nuo ko tai prasidėjo tavo gyvenime, kaip šiaip atėjai lipdukus? Tai prasidėjo, turbūt irgi atsirado toks poreikis, tą nuomet aš jau buvau Sakalų tribūnoje, tai buvo mokyklos laikai, bandžiau kapstytis atminty maždaug. Atsekiau, tai galėjo būti apie
2003 metus, kai Pietų ketvirta to laikmečio ultrizmo flagmanai išsileido pirmus lipdukus. Tai buvo 2-3, 2-4 metai. Na ir aš atsimenu mūsų aktyvas, aš dar tada ten pakankamai toks vaikas buvau, mūsų aktyvas kalbėjosi, kad reikia ir mum išsileisti lipdukų. Tai aš kaip visiškai įsižiojęs, nieko nesuprantantis, aš padariau su pieštukais, pripaišiau ant tokių baltų formatų, žinai, lipdukų, nunešiau chebrai, sakau, va. Na, į mane tai pažiūrėjo, žinai, nu, tipo, už entuziazmo pliusas, žinai, bet, tipo, nu, nesąmonė čia pridarėjai, tai žodžiu. Tai, žodžiu, atsirado toks poreikis, žinai, nes tuo nuomet mes, nu, ne mes, visa Lietuva turbūt kopijavo Pietų ketvirtą, sėmėsi iš jų įkvėpimo, kadangi nebuvo to interneto, keliauti buvo pakankamai sunku, žinai, reikėjo tiesiog, norint tobulėti, reikėjo kopijuoti realiai Pietų ketvirtą arba ten pasiimti kažkokias idėjas ir jas savai perdaryti. Dažniausiai taip ir darėm, turbūt ryškiausiai tą darėm mes ir Rytas anuomet, žinai, ir neišimtis buvo lipdukai. Tai aš bandžiau, taip pat gaminau, kad 2005 aš perpaišiau jau tada Sakalų Ultrų logotipą, naująjį. Ir kadangi buvo visiškai neraštingas su kompiuteriu, tai kažkas kitas ten iš raštingesnių perkelė į skaitmeninį formatą ir išėjo pirmas lipdukas. Ten buvo mūsų logotipas, žalio į geltoną pereinantis fonas ir 5x5 toks mažutis, žinai. Aš šį dar turiu savo kolekcijoje, tvarkingai, garbingoj vietoj priklijuotas. Tai ir tokia bėdelė buvo, tie, kas buvo raštingi prie kompiuterio, tas tingėdavo, nenorėdavo, nerasdavo įkvėpimo ir visada, jeigu yra noro, tai reikia daryti pačiam, nes kiti nepadarys dažniausiai. Tai teko mokytis to Photoshop'u, klibinti, tai mano pirmi lipdukai buvo tokie pusiau Frankensteinai daryti su Photoshop'u ir Paint'u, kur tiesiog neleido supratimas, tuometinis neleido žinios padaryti viską Photoshop'u. Ten buvo ilgos dainos, kol aš jos ten šiaip ne taip irgi sulipdžiau. Tai va tie pirmi lipdukai ir buvo mūsų tokių lipdukų, sakykime, pradžia. Tai tada mes vis bandėm po kažkiek tai ten darytis, bet aš gal nesupratau kokio masto, žinai, aplinkui pasaulyje, tai atrodo, kol nenuvažiavom į Bialystoką. Mes važiavom ten su tikslu pasiimti šalikus, pirmus savo ultrovus pasidarė, anuomet nesiuntė iki Lietuvos, teko važiuoti iki Bialystoko pasiimti. Pasirodo, turėjom ten draugų, nuėjom į futbolą, ir žodžiu, ten kaip, žinai, ultrų pasaulyje priimta pasikeisti kažkokiam dovanom, mes atvažiavom tuščiom, o mums ten, žinai, padavė tokią krūvą lipdukų. Mes, aišku, ten padėkojom, viską pasiėmėm, žinai, ir po to jau ten po varžybų važiuodami namo, nu ten, žinai, kaip vaikai, tos lipdukus ten daliname, skaičiavomės ir, žinai, o ten tų lipdukų krūva, pas mus ten 10-15 buvo tik išleistų, tai žodžiu tokį... Dar turi kažką, atsiprašau, dar turi kažką išsaugojęs iš tų lipdukų, kur gavot? Čia neturiu, bet tai jie, Kažkur visi, ne, aš papasakosiu, kurie dabar yra, kiek vėliau ten irgi tokia nieko istorija, kur įtraukiau ir močiutę iš šitą visą savo kolekcionavimo aferą. Savo. Tai žodžiu, tai įdarbinta savo norų buvo, tai papasakosiu ir apie tai. Tai jo, tie visi lipdukai nugulė mano kolekcijoje, jinai jau pakankamai didelė. Tai turbūt ir buvo tas toksai impulsas pradėti kolekcionuoti juos. Bet tu iš pradžių tapai, ar nors tu labai panašiu metu turbūt, ir tapai ir kolekcionierius, ir prasidėjo tokia pradžia buvo, kad tu susidomėjai lipdukais, bet ir pradėjai tada kažkaip tai daryti ir iš reikalo, bet ir kolekcionuoti pradėjai, ar ne? Nes aš irgi nepaklausiu, nes apie kolekciją. Tu kolekcionuoji lipdukus. Taip. Bet čia, kad žmonės žiūrintis, kad suprastų, tu ne šiaip saugot, kad tu tipo parenki, mėgsti parenki lipdukus, ar ne? Kiek tu tų lipdukų turi iš akies durk? Tai iš akies maždaug, kadangi jie nėra iki galo suskaičiuoti, nes ten tas procesas tęstinis, nors jis dabar yra apstojęs, tai apie 25 000. Tai ten tų papkių nežinau, kiek tiksliai papkių, virš 20 tikrai, tarp 20-30 papkių. Wow. O vienoj papkiai 1000?
Panašiai, Minus, sakykime, vidurkis panašiai, nes, sakykime, tai priklauso, žinai, kokios šalies lipdukai. Ten tau graikų lipdukas gali vienas į A4 tilpt, žinai, ten į tą papkę įsiklijuoti. Koks yra didžiausias lipdukas, kokį esi matęs? A3 formato. A3. Lenkai mėgėjai. Aš turiu kelis, bet labai nepatinka tokie lipdukai, nes jų nėra Sunku, kaip įkišti sunku. į tą albumą. Tai A4 daugiau nenorėčiau didesnių gauti, bet būna taip. Vokiškų yra apvalių, ten, nežinau, gal kem ant kem, kem skersmens, žinai, cemų, tai tokie šulinio dangčiai. Tai A3, tai aš atsimenu, kai mes buvom su Žalgiriu Poznanėj, tai tokių A3 buvo ten labai daug priklijuota away sektoriui. Tai ten tokius nukrapštyti ir jos dar aukštai chemra suklijavo, tai ten toks jau vargo vakarienė, kam tenka jos ten lupt. Popieriniai sunkiai lūpasi, didelis plotas ir tai tokie turbūt didžiausi, bet sakau, aš jų nemėgstu, nes jų sunku. Tu turi gal kokią atskirą didesnę papkę, ne? Tai jie tenai nuo šaly guli, ten atskirai, aš jų net, nėra jų tiesiog kaip įklijuoti į tą albumą, tai jie ten atskirai, tai vat, kai jų nėra kaip suklijuoti, kitaip sakant, sukataloguoti, tai jie tokie, kaip ir yra ten kažkur nuo šaly, kaip ir nėra tose albumuose. Tai va, tai maždaug tiek turiu. Buvo tokių etapų gyvenime, kai rinkau nesveikais skaičiais, ten į savaitę po 10-15 laiškų siūsdavau ir, žinai, kur jau nebesupranti, kas turi atvažiuoti, aš jau jos pradėjau ten numeruotis, fotkinti, dėtis, kad žinočiau, kiek įsiunčiau ir kiek turi grįžti į skirtingas papkes, kad nepasimestų, nes, nepaslaptis, kad yra, žinai, žmonių, kurie apgaudinėja, ten jiem išsiunti, tau negrįžta tie lipdukai, žinai, sutartį, tai tiesiog, kad nepasimestų būdavo. O tai tiesiog keisdavaisi su kitais ultrom? Tai irgi tokie etapai buvo, kai aš pradėjau rinkti. Tai dabar, sakykime, kolekcionuoti pakankamai paprasta. Dabar yra forumai, Facebooko grupės, Instagrame nemažai žmonių, kas keičiasi. Tai pakankamai lengva dabar. Anuomet, kai aš pradėjau jau taip aktyviai, tai nežinau, čia buvo gal kokie 2007. Tai būdavo rinkimo būdas toks, nori gauti iš užsienio, ieškai internetinių puslapių, ten tiesiog įvedi, pavyzdžiui. Buvo ultrų forume, man atrodo, nemažai linkų būtent į šitos, į puslapius ultrų. Tai tiesiog eini Randi kokį e-mailą ir rašai, tai bene pirmieji, turbūt, kurie atrašė, tai ten buvo toks mažas klubelis iš Zagrebo, NK Zagreb. Ir ten White Angel, sakykim, dabar atsimenu, jie ten tokie labai mažas klubelis, ten visiškai pogrindinis Antifa bazė tokia, ten draugaujanti su Europos Antifa visais, žinai, bet tai jie atsiuntė pirmus ir sako, atsiųsk ir savo, žinai. Tai atsimenu, ten buvo laimės pilnos kelnės iš Kroatijos kažkur, tai toli ten čia. Dabar jau, žinai, viskas ranka pasiekiama, tie skrydžiai gan pigus, internetas ir visa kita. Anuomet tai buvo, tikrai toks nemažas įvykis, žinai, mano kaip mažo kolekcionieriaus. Kelionėje toj pačioj pradžioj, tai atsimenu, dar impulso davė prie to pačio, buvo irgi viena mergina, tai visi čia ultrų pasaulyje irgi jie žino, tai linkėjimai Kristinai, tai tai jinai irgi ten, kadangi su ultrom daug ryšių turėjo, tebeturi, tai atsimenu, jinai turėjo daugiau už mane lipdukų ir man tada atrodė, ten 500 turi, kaip man čia surinkti, žinai. O dabar, žinai, tokie būna kartais apsikeitimai, kai keičiuosi ten po 5, po 600 ten vienu kartu, žinai. Tai, bet yra dabar ten tokių, jau, sakykim, tie vadinasi top kolektoriai, žinai, net grupė tokia yra, kur jau visi tokie laiko patikrinti ir vis dar ten kas aktyvus, kas nelabai, bet, žinai, tie, kurie tau gali taip krūvą lipdukų į voką, žinai, ir ten
500 išsiųs žmogui ten be problemų. Tai... Bet tu jam irgi tos 500 duodi, ar ne? Jo. Tai Tai čia ten tokie susitarimo reikalas, žinai, yra ten, kas ten 1:2 keičia, bet paprastai tai... Bet tu turbūt gauni lipduką, vat įdomu dėl tos rauto, vat sakykim, tie mainai. Mhm. Nes kada tu mainais ir tu dabar, kaip suprantu, mainais vis tiek, ar ne? Kiek gali? Nu, Dabar dažniausiai, dabar peraugo į kitokį, tokį labiau socialinį, žinai, aspektą, bet... pabendraut, dėl Jo, lipdukų, jo. susipažint, pabendraut, ar ne? Jo, tai sakykime, ir nesvarbu, žinai, man, ta prasme, nekreipiant dėmesio į politinės pažiūras, žinai, hebrų ar ten atskirų žmonių, ta prasme, aš renku viską, žinai, man, jeigu yra politinis lipdukas, bet ten yra dar klubo pavadinimas, man okei, jeigu tai yra politinis lipdukas, nedomina, žinai. Okay. Kaip pavyzdys, žinai, na, sakykime, 2 skirtingi poliai, ar ne, ten lipdukas, raudonas fonas, baltas apskritimas ir juoda, žinom, kas tokia, ar ne, ir ten užrašyta Sofija CSK. Man okei, tinka į albumą, žinai. Ten arba kui su pjautuvu ir, žinai, ten kokią Nikosijos Omonija. Tinka, irgi viskas okei, nėra parkių. Tai aš keliaudamas Kiprė, buvau klubhauze, Omonijos, žinai, ten pabendravom taip trumpai, persimetėm keliais, žinai, sakiniais. Aš po to jų varžybose buvau, būtent ten tų, kur fanai atkūrė, žinai, klubą, tai nes 2 Omonijos dabar yra, žinai, Kiprė, tai kaip sakant, žinai, aš tų politinių pažiūrų pabendravęs neperimu, bet man šiaip įdomu. Tai tas va toksai aspektas. Jo, tai ta prasme ir apskritai, ir pabendraut kartais įdomu, taip, žinai, taip, tai faktas, nereiškia, kad aš pritariu jų politiniam faktas, kažkaip pasaulėžiūrai ar ten, žinai, bet šiaip bendros ultrovos temos jos praktiškai visada vienyje, žinai, tai ten viskas nuo to ir prasideda, ten ta politinė gal vėliau po to ateina, jeigu ilgiau bendrauji. Bet šiaip iš esmės, tai sakau, dabar šiai dienai irgi va čia su drauge keliausim po Balkanus. Tai jau praktiškai 2 nakvynėse nieko nebus iš ultrų, nes ten kalnuose žygiosim. Tai visur kitur praktiškai tai jau susitarta arba seni kontaktai jau lankyti, arba nauji, arba tiesiog random būna parašau, kartais net žinai, taip stebiuosi, kad gal kaip mažas vaikas, žinai, aš ten į puslapį, ten kokį nors ultrovą rašau, labą dieną, aš čia toks ir toks, atvažiuosiu, davai keičiamės, žinai. Tai... Bet tu parašai tą faktą, kad tu ten turi 25 000. Ne, aš šito neakcentuoju, tiesiog, kad aš pats maketuoju ir kolekcionuoju, žinai, tai kartais būna taip, kad pavyzdžiui, prieš važiuojant arba grįžus, sumaketuoju tiem, su kuo buvau, žinai, susitikęs. Pavyzdžiui, kažkada variau į Norvegiją, į Alesundą, tai, aš tiesiog man sako, draugė, gimtadienis tavo, važiuosim. Ten ir ten. Aha, aš gerai, Alesund Football Club, žinai, yra toksai. Yra tada ultras. Tada, žinai, susiradau puslapį, susirašiau, sakau, atvarysiu, mačiau, turit lipdukų, davai pasikeičiam, sakau, tarp kito ko aš dar ir maketuoju. Sakau, galiu pamaketuoti. Jie sako, pamaketuok. Tai žodžiu, tai va, tai... Bet o tu pamaketuoji, tai ar tu padarai ant tokio, ne tik mainstreamo, bet ar ant tokios, ir nekomercinės, bet ant tokio didelio tiražo, ar tu pamaketuoji jam taip pabratski, draugiškai, ten tipo 2-3 lipdukus, 5, nežinau kokie tie skaičiai. Bet ar tu jam sumaketuoji taip ir tarsi duodi tą visą... Aš jam duodu maketą. Duodi dizainerį, jie gali jų spausdinti kiek nori, daryti kiek nori, ar ne? Jo, ten jų reikalas, tai ką jau jie su jais darys. Aišku, man visada, žinai, norisi, kad jie būtų atspausdinti, tai nes vis tiek darbo įdėta, tai norisi, kaip sakant, kad grįžtų į kolekciją ir sakyčiau, po to, žinai, ten kada nors, kai jau būsiu senas seneliukas, sakysiu, čia jūsų dėdukas, žinai, maketavo. Tai... O esi netyčia kažkada, gal kiek su laiko maketuoji? Nuo kokių 2.5. Nuo 2.5, ar ne? Tai vis tiek tu jau esi primaketavęs, turbūt, dafiga. Lietuvoje, aš kažkada buvau. Bet šiaip, kiek tu lipdukų skirtingų dizainų primaketavęs, tai labai daug. Aš kažkada skaičiavau, bet čia jau senokai buvo, tas skaičius būtų jau didesnis, bet
1200 maketų kažkas Tavo tokio. padarytų, ar ne? Mano. Tai Lietuvoje šiai dienai dabar yra jau ten konkurentų nemažai, žinai, bet kažkada buvo daugiau nei pusė mano Lietuvoje padaryta visų. Tai dabar jau turbūt nebe. Gal dar, bet čia jau sunku, reiktų vėl skaičiuoti iš naujo. Bet ar maketuoji vis dar? Jo, tai va dabar, tai jau ką gali Tave šiandien, kreiptis, ar ne kas nors? tai po to mes ten perduosim linkėjimus, prašymus pabaigoje viską, žinai. Tai šiai dienai, va, kadangi keliausiu praktiškai, va, po savaitės lygiai išvarom į Balkanus, tai šiandien reiks va, po intervo nuvažiuoti, pasiimti, yra padėti nauji lipdukai, sakalų, jos reikia ten Nusivežti. pasiimti, jo, susikarpyti, žinai, pasiruošti viską, bet yra naujų. Tai keliaujant, sakau, O klubo kiek metų nėra? 12? 12. O lipdukai vis dar eina. Lipdukai, jo, tai ta prasme, jeigu pagal kiekius Lietuvoje, tai mes nenusileidžiam top klubam. Dar ir šiai dienai, nu, buvo kadaise ten primaketuota daug, tai ten, žinai, pietų 4 vis dar gyvi, rytas, žinai, ten tie didžiausios hebros, tai jie aišku lenkia, bet jeigu būtų sakalai po šiai dienai, tai čia Į vienus vartus. į vienus vartus visą Lietuvą darytume turbūt. Nu, tiesiog man užplaukia, aš tada sėdu, darau. Ateina įkvėpimas ir, pavyzdžiui, ateina įkvėpimas ir aš neturiu kam daryti, žinai. Arba būna manęs kas nors prašo ir, sakykim, gal ten su hebra vaibas nelabai toksai, žinai, man turi būti tokie, nu, ultros, tokie lengvi huliganai, žinai, kurie nieko prieš pasimušt. Man tada kažkaip yra tas vaibas, aš kažkaip konektinu ir man labai pakankamai, jeigu būna įkvėpimas, tai tada taip ir nueina, žinai, ten visas komplektas tų lipdukų taip pakankamai lengvai. O būna, kur reikia sėdėti, stenėti, žinai, po to nusiunti, sako, ai, mums čia gal per grubus, gal ten ir ten, kaip Tai nesilpnų nervų. Jo, tai ten, žinai, toks koks pats ten kadaise buvau, gal šiai dienai dar esu, tai tokiem, žinai, tokiem patiem ir norisi daryti. Tai vat. O tada klausimas, jeigu tu esi jau primaketavęs virš štukos 200, ar ne? Tu esi kažkaip tai daręs už pinigus, ar Dažniausiai. esi uždirbęs vis tiek, nėra? Ne, ta prasme, aš būna, kad kartais spausdinu, žinai, kam reikia atspausdinti, tai ten. Bet tu spausdini iš savo pinigų. Nu, tai ta prasme, jie man moka, žinai, po to Taip. tai už pačią spaudą, bet ten už maketus, tai aš gal esu kažkiek iš kažko paėmęs, bet dažniausiai tais visuomeniniais pagrindais. Okay. O meninį įsilavinimą kažkokią tai turi, ar ne? Ne, jokiais Visiškai. absoliučiai savamokslis, bet čia, žinai, ne, aš manau, kad jo Tai turi nereikalauja. talentą, turi gerą akį. Ne, čia gal labiau, žinai, kai domiesi, žinai, aš ten vis persižiūriu kitų lipdukus, žinai, kažkur to įkvėpimo. Bet vis tiek talentas yra. Talentas yra, nes bet kas tai bet koks latras, nu tai irgi negalėtų taip imti ir dabar imti. Galėtų domėtis. Nesakysiu vardais, kad žmonės neįsižeistų, bet buvo, žinai, toks žmogus, kur aš galvojau, nu jis negali, žinai, nu ta prasme, kaip jis gali maketuoti, ne toks žmogaus atrodo, stilius, sakykim, taip pavadinkim. Ir blemba, jie padaro lipdukus ir jie aфиgieni. Aš laikau rankose ir aš galvoju, aš taip nemoku. Ledas, aš klausiu, kaip tu, žinai, kaip čia. Tai sako per tokią ir tokią funkciją. Namie grįžęs, aš ten jau su pelė maiviau klaveišus, žinai. Ir tai čia, man atrodo, ir tas žmogus lygiai taip pat pradėjo maketuoti iš poreikio, žinai, nes irgi tie, kas moka, nepadaro, sunku prisiprašyti, o poreikis yra ir, žodžiu, sėda žmogus, pradeda daryti ir tobulėja. Tai, manau, kad čia sakau, tik tai noro reikalas, žinai, tu visada gali pasimti kokią nors pavyzdį, įsitraukiai, ten įsivedėjai ten kažkokius, ten, sakykim, kokio nors klubo lipdukai, ar ne, ten susiradai, sakai, man šitas patinka. Ir duodu turbūt 9%, kad tu padarysi pagal jį visiškai kitaip. Prasme, pradedi, sakai, šitas, faina idėja, gerai, pradedi daryti ir jeigu tu jas vieną prie kito pridėtum, tu sakytum, niekom nepanašus. Tai tiesiog ieškant įkvėpimo, turint noro, žinai, ir manau, kad turbūt daugelis galėtų. Tai vat. O esi kažkur po kurio laiko nuvažiavęs, nes turbūt keliavęs daug gyvenime ir keliauji vis tiek dar
Dar dabar keliauji. Jau žinau, kur klausimas suka, taip. Ar esi kažką taip netyčia atradę savo lipduką? Nu, va, tiesiog. Taip, tai visur. Tai Lietuvoje labai daug, šiaip Latviam nemažai esu maketavęs. Tai, žinai, Bet o kur, ne tai, kad gal, bet gerai, ar atsimeni gal kokį pirmą kartą, bet sakykime vieta, kur tu visiškai nesitikėjai? Ne kažkokia tai fizinė vieta, ten konkretiai, ten baras, kavinė, kažką, žinai, bet tipo šalis, į kurią tu gal grįžai po kurio laiko ir pamatyvat, pavyzdžiui, savo lipduką. Ta prasme, savo užklijuotą ar savo sumaketuotą? Savo sumaketuotą. Dėl maketo. Tai Latvijoje Rygoje buvo nustebinę, žinai, nu ir mano lipdukai, vienas, ten skirtingų klubų, žinai, vienas, antras, trečias galvoju. O klubai skirtingi, ne? Ir klubai skirtingi, ja. Tai matai, kad kažkaip tai ten yra ta mintis, bet niekaip neprieina rankos iki galo, žinai, pasidaryti. Aš būtų įdomu pamakėtuoti, žinai, plačiau Europai. Bet čia tam mūsų regione, tai taip, kadangi nemažai primakėtavęs esu, tai tenka, žinai, bet kažkada grįžom iš, nepamenu iš kur mes, gal iš Italijos, per Rygą, einam, žinai, per centrą, aš draugiai sakau, o, mano lipdukas, žinai, toksai čia. Kaip draugė? Nieko, tai ką, matai dabar, kai lemba, šeimininiam gyvenimui netrukdo, kai aktyviai nekolekcionuoji, nes kai aktyviai kolekcionuoji, labai daug laiko suryja, tai ten kosmosas, ta prasme. O kas komunikacija? Komunikacija, Išsiuntimas tavo, ne, organizacijos, logistika. Kaip atrodo tas keitimas, sakykim, turiu 100 lipdukų, ar ne, jos 2 nuotraukas po 50 sufotkinu tvarkingai. Nu ir žmogus sako, susirašom, sako, man reikia ten 60 lipdukų iš tavęs. Ten jisai susižymė arba, sakykim, sako, tokio ir tokio klubo, visi kiti ten nereikalingi. Tai tada aš jo susidedu, dar išsirenku iš jo kažką, žinai, ten susižymiu, ko man iš jo reikia. Tai jau ta komunikacija, ne, tos 60 atrink iš to 100 vėl pagal nuotraukas. Tada reikia jam išsiųsti ir tuos likusius 40 vėl perfotkinti. Ir vėl dedi, žinai. Bet tu turbūt plius minus jau atsimeni, ką tu turi, ko tau reikia. Turiu šitą profesinę lygą, jo, aš labai daug atsimenu. Čia profesionalas. Nu, tiesiog, tikrai profesionalas. Tiesiog tokia, žinai, va, atminti tam turiu, kur būna, žinai, atsidarau, ai, ne, nu šitos turiu, okei. O tų lipdukų, vat, pavyzdžiui, irgi, vat, kaip čia matuotas, vat, 25, nuo 20 iki 30 tūkstančių, ar ne, čia taip sakant. Tu jų turi, tai čia skirtingų lipdukų, ar ne? Taip, visi. Čia ne po vieną, nes, vat, mano dar buvo irgi klausimas, kaip tie vyksta mainai. Nes tugi nėra, kad pas tave tiesiog skirtingi lipdukai rotuoja. Tu siuntiesi, tu kažkiek tai turi, tau visi atsiunčia, tu irgi siunti žmonėm ten po, nežinau, kiek yra normalu, 5-10 lipdukų to pačio dizaino. Gal 2-3 tipo, bet... Skirtingai, ta prasme priklauso, žinai, pavyzdžiui, sakykime, vėl galim prie to pačio skaičiaus 100, sakykim, pas mane 100 skirtingų, žmogus sakytų, aš imčiau visus, bet aš turiu tik 50, ne, bet aš tau galiu dvigubus duoti. Aš įsivertinu, žinai, ar man, ar jie paklausus rinkoje, galbūt ten, žinai, visi jos turi ir niekam jų nereikės. Bet, sakykim, taip, įsivertinu ir, sakykim, jo, okei, tinka, siūsk man ten 100, 2 po 50 ir, 2 po 50. Padarom 2 po 50 ir keliaujam toliau, aš po to tos 50 jau galiu vėl kažkur tai realizuoti, žinai, tai įvairiai, labai įvairiai. Mes, atsimenu, mano didžiausias, ten senais laikais, jau metų neprisiminsiu, bet toks buvo keitimasis su vokiečiu, mes keitėmės 400 skirtingų, žinai, vienu metu. Ir jisai sako, gal tu dvigubų, po 2 turi? Aš sakau, turiu visų, nes aš pats juos spausdinu, pats maketuoju, žinai, tai sakau, turiu. Jis sako, gerai, tai keičiame, žinai, 8 ant 8. Pasikeitėm šitą. Ir va, man atvažiuoja 400 į kolekciją ir 400 susifotkink, dabar visų susidėk, sukelk, žinai, reikalų yra. Bet tarp kitko, va, su to keitimusi buvo labai įdomus dalykas. Man visada yra, žinai, tas skausmas širdeliai, kai aš negaliu gauti lietuviškų lipdukų. Sakykim, arba tai yra seni lipdukai, ne kažkada senai išleisti, arba tiesiog su manim nepasidalina, žinai, chebros. Tai ir tada buvo Green White Boysų lipdukai
išleisti 2 leidimai, vieni patys pirmi tokie mažiukai buvo ir antras leidimas. Ir aš iš to antro leidimo gal turėjau 1 ar 2 lipdukus, o jų ten buvo 6 ar 8, nepamenu tiksliai. Ir man atvažiuoja tie 800 lipdukų, aš ten galvoju, o, fainiai, vokiški, žinai, tipo, atsidarau, ten buvo biški lenkiškų, žinai, ir seni Green White Boysų lipdukai. Iš kur jie, kaip jie, bet jie. Tai man tie visi likę nublanko, man lietuviški super į albumą, po šiai dienai turiu įklijuoti, žinai, ir atsimenu, kurie, tai buvo superinis dalykas. Tai, sakykime, tas skausmas po šiai dienai dar išlieka, ten ko nėra, tai arba ko negaunu, matau ir negaliu gauti, tai truputį tada būna. Okay. Tai ne visi tavo lipdukai irgi yra suklijuoti, ne? Uh, Ar visi suklijuoti? Ne visi suklijuoti. Ar kur? gerai, skirtingas dizainas. Ar yra lipdukas, pavyzdžiui, kuris iki tavęs ateina, bet ir tu jį paleidi ir tu galvoji, nu, aš čia niekur neklijuosiu, nieko nedarysiu, niekaip jisai nesueis. Ta prasme, į kolekciją? Taip. Ne, ta prasme, kas atėjo. Nu, ta prasme, Viskas susiklijuoja, o kas lieka, tada jau siunti, ar ne? Jo, ta prasme, ateina jau ką aš gavau, ko neturiu, tas nusėda pas mane, Viskas, visa ar ne? kita keliauja ten toliau sukasi. Arba laukia savo laiko, kažkur apdulkėja. Kokia, manai, yra paklaida, nors koks yra šansas, kad tavo toje visoje kolekcijoje, tų visų skirtingų suklijuotų lipdukų yra 2 vienodi lipdukai? Yra. Yra, Būna, kad verti ten, žinai. Esi robotas. Ne, tai yra taip, žinai, kur tu, nu, sakykim, kad suprasti tą mastą, ar ne, tai mes kažkada susipažinom, 2009 buvom krepšinio čempionate Lenkijoje ir Lodzėje susipažinom su LKS-ais, nu, su LKS-o fanais. Ir žodžiu, mes pas juos pradėjom po truputį ten važinėti, kadangi ten pirotechniką iš jų imdavom, ten pigiau ir šitą. Ir šiaip į futbolą būdavo faina nuvažiuoti. Aš gavau ten krūvą lipdukų labai senų, būtent LKS-ų. Man tiesiog atnešė, sako, tu kolekcionuoji, turėk, žinai. Tai aš ten vis prisipirkdavau ir aš turėjau, nu, gal kokį 1000, žinai, skirtingų LKS lipdukų. Ir po to vienas tenai per bendrus pažįstamus, vienas irgi ten toks gerokai vyresnio amžiaus pasirodo irgi renka, tai mes ten su juo keitėmės, aš iš jo pirkau, tai dabar aš bendroj sumoj turiu kokius 3000 vieno klubo lipdukų. Tai kad tarp jų ten kažkas pasikartoja, tai tikrai yra, nes ten jų leidžiami kalnai tų lipdukų, ten leidžia skirtingos chebros, skirtingi ten rajonai, ten vien surinkti, jeigu ten užsimti to vieno lenkiško klubo rinkimų, tai ten būtų, nu, kosmosas. Ten tu su vienu klubu pavargsi kariauti, žinai, kad viską susirinkti. Jeigu aš čia Lietuvoje negaliu, žinai, būna, kad kažko negaunu ir negaliu gauti, tai tenai iš vis beprošvaisčių. Tai tikrai kartojasi, o tai to labiau dar, žinai, kai tai apie tą gal kaip močiutę įtraukiau, papasakosiu. Tai linkėjimai visoms močiutėms. Tai ir mano močiutei, tai žodžiu, už tą darbą, kurį nuveikė šitam mano hobio labui. Tai aš kažkada nuvažiavau pas močiutę, nu ir galvoju, visiegi sėdėsim prie to televizoriaus, žinai, ten bendrausim, tai aš dar tuo pačiu pamultitaskinsiu, pasiklijuosiu lipdukus į šitą, į albumą. Ir aš juos klijuoju, ne tai, kad aš juos atlupu ir klijuoju su dvipusė lipnia juosta, ten į kampus klijuoju, ta prasme, kad bet kada būtų galima nuplėšti ir ten perklijuoti, jeigu reikia, nes buvo toks poreikis kadaise. Kai klijavau bet kaip ir po to nutariau įvesti tvarką pagal klubus, šalis ir taip toliau, tai tada reikėjo atsilupinėti visus ir iš naujo klijuoti. Tai ir aš sėdėjau klijavau, žinai, pas močiutę sėdėdamas. Močiutė žiūrėjo, kraipė galvą, sako, ką tu čia darai? Sakau, nu, vat, kolekciją klijuoju. Močiutė sako, nu, žiūrėjo, sako, o tu daug turi čia? Ten pas mane, žinai, dėžė atsivežta tų lipdukų, tų įmaučių kalnas, žinai, sektuvų. Ir tada žiūrėjo, sako, tai gal aš galiu paklijuoti? Aš galvoju, ne, nu kaip čia, nu kaip močiutė dabar čia suklijuoti, žinai, ne. Tai galiausiai sėdėjau, galvoju, nu, užima tiek daug laiko tas klijavimas, žinai, močiutė sėdi namie savo prie televizoriaus ar ten, žinai. Tiesiog tas laiko praleidimas kitoks gali būti. Aš sakau, gerai, pabandom. Pirmą kartą ten, nu taip, šiaip sau suklijavo.
aš ten atlupinėjau, pats perklievau, žinai, ten mačiutė jau susikrimto, sako, nu aš galiu geriau, žinai. Tai gaunas taip, kad aš atrinkdavau vieno klubo lipdukus, sudedu įmautę, žinai, va, sakau, čia iš eilės eina, kai suklijuosit į įmautę visus, žinai, lapus ir tada kitą įmautę su kitais. Tai, nu, kosminį darbą padarė. Ten, turint omeny, kad ten virš 20 albumų, ten, žinai, tai didžioji dauguma jo suklijuoti. Tai ten, aš dar net iki... Tai ten, sakau, pas močiutė jau sako, kada tu juos pasiimsi, sako, čia stovi tos dėžės su tais, žinai, lipdukais ir mane kaip neprieina rankos viską ten susitvarkyti iki galo. Kaip visada, aš sakau, gal aš kaip pensiją išeisiu, va tada turėsiu laiko ir, žinai, bus galima rūšiuoti pirmin atgal. Tai va taip. Crazy istorija, wow. Nu tai va atitraukiu močiutę. Bes iš akies kiek ten lipdukų suklijavus. Oi, manau, kokių 15, tai tikrai 1000. Tai ir aš vis prisimenu, žinai, reikėjo nufotkinti, ta prasme, bet dar nevėlų, dar galima nufotkinti, žinai. O vis dar klijuoja gal? Dabar jau suklijavo viską, dabar ten jau, nes buvo, klausė mane, žinai, sako, kada dar atveši? Ir aš sakau, toks, nu... Ne, bet taip palauk, jeigu tavo ten kolekcija, nu jeigu taip imam 20 minimumas, o neklijavo 15, ne, nu, tai jinai ten suklijavus daugiau už tave, nebus, kad močiutė tave aplankė pagal klijavimą. Aš manau, kad taip. Nes tas klijavimas, nu tikrai daug laiko atimdavo, aš atsimenu, kai dirbau tokius darbus, kur, žinai, ten tik tai kimarint reikėdavo univero laikais, tai ten klijuodavau. Nu ir tai aš atsineždavau į darbą daug ten jų ir aš po to žiūriu, kad aš nieko ten labai daug per naktį nesuklijavau. Tai ten, sakau, darbo valandų ten super, ten man labai padėjo, tai žodžiu. Crazy, šaunuolė. Jo, Žiauriai faina, tikrai, wow. Tai dar kartą linkėjimai močiutei. Jūs šaunuolė? Jo, labai padėjo. Tai va, tai daugiau namiškių neįtraukiau į šitą veiklą, bet gal ir gerai, nes irgi. Bet visi turbūt žino, ne? Kad, oi, taip. Čia turbūt tokio dalyko nepaslėpsi. Dabar mes čia, žinai, planavomės tą kelionę į Balkanus ir kalbame, žinai, aš sakau, ten tiem parašiau, ten sakau, ten tą miestę su tai susitiksim, ten su tais, žinai, sako, tai į futbolą kokią eisim. Nu, sakau, ten vienas bus Bulgarijai, sakau, nuvarysim. Tik vienas? Jau manęs klausia, aha, tik vienas? Nu, okei. Nu, sakau, pažiūrėsim, gal dar grįžtant namo per Lenkiją, užvažiuosim kažkur tai pakeliui, bet sakau, taip, išeina, kad savaitgaliai ten nepapuolam į futbolus, tai vieną norėtųsi. Stengiuosi visada kažkaip tai kažkokį tai nebūtinai futbolą, krepšinį, kažkada va, tiesiog irgi draugė norėjo į koncertą, važiavom į Berliną ir Berlyne žiūriu liktyčią tą pačią dieną, kai koncertas, vakare, ten futbolas. Grajus, ne? Jo, ir toks, bet dieną prieš žaidė Žalgiris su Berlyno Alba, tai ėjom žiūrėti krepšinio. Po to, kaip visada, tradiciškai baigėsi tuo, kad ten su vietiniais pasikeičiau lipdukais ir po to jiem maketavau, tai vat vieni iš mano tokių užsieninių truputį toliau nuo Lietuvos, tai Alba, Berlyno, jau atsispausdino, išsileido, siuntė man, kažkaip ten neatėjo laiškas, žodžiu, persiūs dar kartą. Tai, žodžiu, grįžta mano tas indėlis kažkaip atgal į kolekciją. Okay. Tai pakankamai, sakau, tas socialinis aspektas toks, žinai, kur pabendrauji, po to tas ryšys kažkaip tai tęsiasi ir visai fainai, po to dar kartą atvažiavus jau su tais pačiais žmonėms susitikti jau visai fan. Tai jau turint kažkokį tai, sakykim, kažkokį jau žmogišką kontaktą. O yra kažkokių tai tokių kontaktų, kuriuos tu palaikai, pavyzdžiui, sutikai kažkokį tai žmogus, su kuriuo šiaip bendrauji? Pasimainiai lipdukais, ar vis dar susirašai ten kažkokią tai ten? Yra. Aš kažkada važiavau už Kijevo Dinamo į Albaniją, keliavau ten aplinkui ir patekau į futbolą Skopjei, Makedonijoje. Ir aš darau taip kartais. Kol kas dar neparašiau, bet reikia susikaupti parašyti tuos kolekcionierių forumus arba grupės Facebook'e, surašau, kad aš keliausiu ten ir ten, maždaug tokiom orientacinės dienos, tokie miestai, ar ne, jeigu kas nori ten susitikti, tai tipo parašykit, susitiksim, apsikeisim lipdukais, ten kokio nealkoholinio alaus, žinai.
iššausim tuo pačiu. Tai Skopijai susitikau su vaikinuku iš Gevgelija, Kožuf fanų, tai mes po šiai dienai bendraujam, aš ten pasikeitėm lipdukais, aš jiem maketavau lipdukus ten kelis kartus, tai po šiai dienai susirašom, žinai, bendraujam. Ir tokių žmonių yra, negaliu sakyti, kad daug, bet yra. Dabar važiuosim Rumunijai pro Timišvarą, tai Politechnikos fanai, ten vienas iš jų, tai va, vėlgi susitiksim, tai jau tokie atsiranda tų kontaktų. Tai visai tokių įdomių ir sakau, iš tos pačios temos, žinai, ultrų, tai, kaip sakant, visada rasi apie ką pakalbėti. Taip, žinai, nuo vietinės virtuvės iki Europos ir pasaulio. Tai nes maniškė draugė ten šiaip visam pasaulį draugų turim, bet aš jeigu per ultrovą prizmę, tai aš daugiau. Kur nuvažiuoji, arba jau pažįstamų, arba visiškai randam naujų, žinai, bet sakau, kartais būna, kad tas bendravimas užsitęsia ir pakankamai ilgai ir pakankamai įdomiai. Tokių visokių randam, žinai, nutikimų, kur vienas buvo labai įdomus, kai važiavam su Žalgiriu, Vilniaus Žalgiriu į Bulgariją, tarptautinį ten mačą su Ludagorecu. Ir mes važiavom, ir aš kaip visada ieškau tų lipdukų, žinai. Kiti, kai būna jau pavargsta nuo manęs, tai mes nuvažiavom pakeliui į Debreceną, sakau, varom į Stadiką. Sakau, ten fanshopas yra. Nuvažiavom, ten oficialus. Ir oficialiuose dažniausiai nebūna tų lipdukų, žinai. Ir aš sakau, reikia paklausti. Tai tam to pardavėjo, sakau, lipdukų neturit? Sako, ne, mes ne. Sakau, tai gal ultrovas koks šopas yra? Jisai sako, toks kaip ir yra, bet sako, ten toks kaip baras, kaip šopas, kaip sporto klubas, ten žodžiu, klubhausas, kitaip sakant, žinai. Sako, palaukit, aš paskambinsiu. Jisai paskambina jiem. Sako, sako, galit važiuoti, duoda adresą, sako, važiuokit. Atvažiuojam, visas namas grafiti išpaišytas Debreceno ir į apačią nusileidžiam, žinai, į tokias metalinės duris. Stojam, o aš lipdukų, žinai, barbenų, atidaro du vyrukai, tai pasižiūri, sakau, mes čia iš fanshopo čia skambino, jie taip sako, palaukit, duris uždaro. Stovim, mes tokie, žinai, pasimetę, atidaro duris dėdė, toks didelis, žinai, sako, čia jūs skambinot, palaukit, vėl uždaro, galvoju, dar didesnis išlys, Tas pats atidaro, sako, žiūrėkit, sako, jūs iš kur? Sako, iš Lietuvos. Sako, o nieko tokio, kad, sako, Lenkų pas mus yra. Pradėjom žiūrėti, sakau, ne, viskas sakei, tipo. Tai užeikit, žinai, užeinama, ten sėdi Lenkų chuliganai, žinai, ir klausia mūsų, žinai, mes tokie, plemba, paprastučiai, ten sėdi pasportavę bičiai, žinai, iš Stalin, Žešov, jie pasirodo ten draugauja, žinai, tai prisėdom, visi tie, kas burbėjo, kad, vėl čia Chamas su tais lipdukais važinėja, buvo labai patenkinti, žodžiu, pasėdėjom, pabendravom, tie kontaktai dar po šiai dienai, žinai, ten kai kurie išlikę. Tai, sakykime, žinai, praplėtė akiratį, nes iki tol niekas iš mūsų nežinojo, kad Debrecenas su Stalžešov draugauja. Tai va, tiesiog, žinai, tokie random nutikimai, kur beieškant lipdukų susirandė ir draugų to pačiu. Tai, sakau, toksai socialinis aspektas man šiai dienai toks turbūt labiausiai įdomus. Tai aišku, ir ta kolekcija vis tiek dar tokia, liepsnelė dar neužgeso, žinai, kolekcionierių. Bet čia turbūt socialinis tos pažintys, bendravimas, tai čia yra turbūt tas dalykas, kuris labai daug prisideda prie viso to. Taip. Nes jeigu nebūtų jo, tai tu kiek tu jų pririnksi turbūt? Tai sakykime, ten kai skridau ten į tą pačią Albaniją, teko skristi per Kopenhagą ir Malmo, tai Kopenhagoje gyvena vienas ten iš tų rimtesnių, nežinau, dabar sunku pasakyti, kažkaip jau nebeklausinėjau žmonių, kiek jie ten pririnkę, žinai, bet vienu metu tai jis, labai rimtas buvo kolekcionierius, ten, nežinau, kažkada senai, kai klausiau. Kopenhagoje, bet jisai, kaip užkrito dabar. Prisiminsiu, kurį ten klubą palaiko, ne iš Kopenhagos, tai prisiminsiu, pasakysiu, tai žodžiu jisai, bet jis gyvena Kopenhagoje ir tai va, mes tiesiog po N metų po krūvos pasikeitimų, po vienas kito kolekcijų pildymų, žinai, susitikom ir
Gyvai, pagaliau. Jo, tai, bet visi, žinai, ten jisai labai žinomas, ten nesvarbu, net nebūtinai iš tų lipdukų rinkimų, žinai, ir pats keliaujantis, ir tai daug kas jį pažįsta ir ten visada faina susitikti su juo. Tai tas aspektas, sakau, svarbus ir net jeigu dabar taip reiktų pamastyti, žinai, prisėdus, kas svarbiau, ar tą kolekciją papildyti, ar pabendrauti, turbūt jau 50-50. Nes, žinai, vat, keitėmės, nu, su žmogum, kurio, nu, kaip ir tu nematėjai, Tai ne, kiek po tu to pamatei, tai kiek čia jau 20 keli metai, ne? 22, 21. Nu, Keltais turbūt pradėjo, 20. Tipo. apie 20. Apie 20. Tai, žinai, lipdukui karstą nenusineši, emocijas nusineši. Tai Tai labai, po to labai jau reiks jau suprantu. į gyvenimo saulėlydį kažkur, žinai, tai Kažkur. kažkur kad Tai pratęstų fondas, tai. kažkas. Tai. O ar Lietuvoje yra tokių, kurie lygiuojasi tau pagal kiekį kolekcionierių? Ne, manau, kad ne. Buvo kažkada rinko, ten tarp rytfanių buvo, ta pati Kristina rinko, bet jau ten, man atrodo, kad senai to Kaip pas nebedaro. Kristina ten sakė, kad turi 500 ir daugiau už tave. Tai dabar Jo. turbūt turi 600, o tu jau turi biškį. Ne, turbūt daugiau, aš kažkada tai mačiau, kai jie ten vežėsi dėžės, tai ten buvo neblogas dėžės, dvi tokios, žinai, kur taip, nu vis tiek yra čia pririnkta. Tai yra, bet būtų žymiai paprasčiau, jeigu Lietuvoje tai būtų populiaresnė sporto šaka, žinai, tas lipdukų kolekcionavimas, tada gali tarp... Aš atsimenu iš vaikystės, aš pasirinkdavau lipdukus, buvo kažkokia tai mada ten. Aš nežinau kas, bet visokius skirtingus ten lipdukus pamenu, aš ten, bet ten pradiniai klasiai tai buvo. Tik čia, aišku, čia jau biškai kitas mastas, kitos panetkės, kitas lygis. Bet tu turi omeny lipdukus, ten kokius nors ten krepšininkų random ar ultrovus. Kažko, ne, tikrai ne ultrovus. Ten. Ne, tai šitą mes visi perėjom, aš irgi kažkokiai ten NBA, žinai, turiu šitą su Saboniu ir Marčiulioniu. Jo, kažkur tai dar gal pas mamą ir būtų. Tas albumas. Irgi būtų man, čia jau senas toks senas labai dalykas. Senas, ten 2000-ųjų kokių metų, žinai, tai ten dar kokią Marčiulionio parašą pasigavus prie namus. Tai šis galbūt nieko. Man atrodo, jis ten labai jau toks nudroštas, tai jau niekur neprastumsi po to, žinai, bet šiaip, nu, nežinau, tas... Tai, bet tas kolekcionavimas kažkaip, nežinau, man grybų rinkti nemėgstu, bet vat, iš tų kolekcijų tai dar būna monetas kartais pasirankioju, kai keliauju. Arba kai kas nors kitas keliauja, bet taip Čia, žinok, mes turim tiek laiko, čia jau... Neprofesionaliai toks, žinai. Bet tas neprofesionaliai turiu kokią, 5 štukas skirtingų monetų, ne? Nežinau, net aš jas turiu susidėjęs ten maišuose suversta, žinai, ten kažkada, kai visas reikėjo panešti, daug svėrė. Bet jos normaliai neišrušiuotos. Kur tu laikai visus tos dalykus, kur čia, nes, nu... Tai lipdukai pas močiutę. 20 man burba, kad kada pasiimsi, žinai. Ai, okei. O monetas daug neužima vietos, bet... Nu, ne šalikai čia, kaip žinai, kur būna žmonės, maikės kokias kolekcionuoja, šalikus ten, tai... Čia jau reikia namą. Taip. Sakau, ten... Atskirą angarą. Nu, turiu va tokį, mes anksčiau keisdavomės, aš jam siūsdavau šalikus iš Lietuvos, jis man lipdukų, gražos, žinai, iš Opavos, čekas. Tai jisai man, kai atsiuntė nuotrauką, kaip atrodo jo kolekcija, nu, ten košmaras, ten visa palėpė ir užgrūsta vien šalikais, tai ten, nu, man atrodo, kad jis tą namą pirko tik tai tam, kad turėtų kur susidėti, žinai, tai ten... Tai kai pagalvoji, ten kiekis tikrai didelis, bet tai šalikas kiek vietos užima ir ten, nu... Tai mano dar tas hobis labai, taip, žinai, erdvės nemažina namie. Tai... Bet papkės didelis, bet mes čia turim papkės. Tai aš visai užima, taip. Nu, 20 papkinių vis tiek, tokių 20 pastatyti kažkur tai reikės. Tai jos ten dabar dėžėse sukrautos, jas kažkada išrūšiuosiu, bus, nu, pačiam irgi įdomu, kartais būna, žinai, kai maketuoju, būna įkvėpimo, žinai, pritrūksta ir, pavyzdžiui, žinau, kokių klubų man lipdukai patinka, tai, žinai, tas geras dalykas, kai gali atsiversti ir persižiūrėti, gal kažkokią mintį pasigauti ar kažką, tai. O tu savo lipdukus, kuriuos sumaketuoji, tu vis tiek jos turi kolekcijoje? Jo. O tu juos klijuoji kartu šalia, tipo to klubo, pagal nežinau, kokie ten pastatė skirsniai, skyriai, ar tu turi net atskirą kažkokią tai... Ne. Šalia, ar ne? Jo. Ir tu, nu, tai jau žinosi.
Jo, ne, tai savo lipdukus, tai Tai čia, aišku, žinai, tu taip, mane taip. ten antrą nakties pažadink, O aš ten visus sakysiu atpažintum? pirštais. Kiek? Jo, savo, tai... Štukų, tai čia minimum. Kiek jau dabar, tai čia jau turbūt dar seniau buvo. Atpažintum, ar ne? Jo, savus, tai čia mintinai, aš tau, žinai, mes galėtume atsiversti albumą, aš tau, žinai, ten galiu pasakot, ten antrą tiek, kiek mes jau čia prakalbėjom, tai ten, man, žinai, patinka, kad tie, sakykim, lipdukai, kurie neša kažkokią istoriją, žinai, turi kažką, nes, nu, būna, sakykim, kur tu tiesiog tokius random pasimaketuoji, žinai, nu, ten, sakykim, Sakalai Ultras, ar ne, bet, sakykim, ten albume, aš nepamenu, gal kiek 2008 metų, nu, reiktų pasižiūrėti, pasitikslinti, žinai, mes darėm, tiesiog buvo, žinai, krepšinis žiemą vyksta ir buvo kažkas, ar rinktinių pertrauka, kad kelis savaitgalius nebuvo varžybų, ir mes sakom, nu, vis tiek kažkaip chebra reikia surinkti, tai paimprovizavom Rogūčių greitą nusileidimą Lazdynuose, žinai, ten tokia trasa, toks bobslėjaus stilium, pažaidėm, žinai, ten maisto ant laužo pasikėpėm, pasišildėm, nes ribos išsivirėm, tai, sakykim, toks visai fainas buvo šitas renginukas, tai aš tą progą, žinai, padariau visiems, kas dalyvavo, žinai, ten lipdukų padalinau, tai dabar kolekcijoje guli, tai, sakykim, kur neša kažkokią, žinai, žinutę iš kažkokio, Taip. tai ar laikmečio, ar kažko, tai sakykime, kaip ten, nepamenu, ar ten vakarų fronto, ar Jank fronto lipdukas buvo, kai jie ten Neptūną įveikė gatvėje Klaipėdoje, ne, tai tam buvo skirtas lipdukas, sakykime, ten kažkokiem tai įvykiam, ar ne, ten pietų ketvirtos lipdukai, kai Lechas čia buvo atvažiavęs ir skelbėsi, žinai, kad Vilnius lenkiškas, tai tokių, vat, man patinka, kad tu gali perteikti, ar ne, kažką tai atspindinti, sakykime, ar aktualijas, ar tą laikmetį, ar kažkokį įvykį, tai sakykime, kaip pavyzdys, va, čia vakar Vilniui žaidė Tel Avivo Maccabi, ar ne, gaila, nieks neatvažiavo ir nebuvo kaip pamedžioti lipdukų, ne žydų. Tai šitą, tai, o labai norėtųsi tų lipdukų, nes, sakykime, dabar mes visi žinom, kad Izraelis ten karinius veiksmus vykdo, ar ne, savo teritorijoje ir aplinkui. Ir kadangi Maccabi fanai patriotiški, tai jie turi įsileidę pakankamai nemažą krūvą lipdukų skirtų būtent palaikyti savo kariuomeniai ir šitą prieš Hamas. Ir tai vat, aš tokių vat, būtent labai norėčiau į savo kolekciją, bet, na, rankos taip toli dar nesiekė mano. Tai, bet, sakau, tas, kas būtent atspindi, ar ne, ten, sakykime, kai čia ta visa pabėgėlių krizė, ar ne, ten, kur vieni fanai ten sako, kad refugees welcome, kiti sako not welcome, tie lipdukai, žinai, tai sakykime, va tokie mane labai domina, nes jie turi, kadangi, jeigu, žinai, aš rinkčiau čia metus kitus, tai gal taip nebūtų aktualu, bet kadangi daug, ar ne, jau metų aš tą darau, tai sakykime, tie lipdukai kažką atspindi, net laikmečio tėkmėj, tai pakankamai, sakykime. Tokia gaunasi. Nu, tai po to, žinai, po 20 metų verti ir sakai, žiūrėk, čia vieni sakė Black Lives Matter, kiti sako White Lives Matter, žinai. Tai tą laikmetį, žinai, atspindi, po to įsivedi į Google, kelintais čia buvo, jeigu jau prasidėjo, žinai, Alzheimeris. O, ten 2000 kažkelintais, ne? Tai va gaila, kad, nu, mūsų, žinai, tas ultrova scena pakankamai jauna. Žinai, nu ir aš, aišku, ten visai dar vaikas tais metais buvau, bet dabar, kai pasižiūri, ten kokiais nuo 90 iki 2000 labai didžiulis bumas buvo Prancūzijoje, Italijoje ir tie seniai lipdukai, kai pasižiūri, jie piešti rankom, žinai, ištiražuoti, tai ten, nu, ten jau ekskliuzyvas. Turi tokių kažkaip tai? Turiu, bet labai nedaug. Nedaug, pakankamai, ten apskritai apsikeisti su tais prancūzais, italais, sunku. Ir jeigu kas nors ten sutinka, žinai, tai toks, yra, žinai, užkybo kažkas. Okay, nice. Bet pakankamai sunku. Tai yra tokių, žinai, ir klubų, ir šalių, kur, nu, žinai, sakai, tai va, čia galiu tau kokių lietuviškų pasiūlyti, žinai, tai lietuviško, tokie, žinai. Būdavo, kurie rašydavo iš karto, žinai, ten, kad nedomina ten kokie nors rytų ir centrinių, žinai. Tai tokia, žinai, realybė jau nieko nepadarysim, bet
ten kokie itališki, prancūziški, tai pakankamai aukštai vertinami, žinai, ir ten jos jau reikia pakankamai nemažai įdėti pastangų, žinai, ten lietuviškų sunku pasikeisti. Būna, bet sunku. Okay. Tai jau reikia kažką turėti, ką pasiūlyti, žinai, kažko kito. Ne savų. Dažniausiai taip, nes savy tai, žinai, nebent kažką ten tikrai įdomaus turi, žinai. Bet jau mes išeinam dabar į tokį Europos mastą, ar ne? Ir nes čia aš klausau, man čia yra wow, labai įspūdinga, labai, žinai. Bet tu taip iš šono paklausius taip kalbė apie save, kad lygtais čia taip toksai. Tai Europos mastu aš kaip suprantu iš tavo žodžių, iš tavo tokio jausmo, tu nebūtum pats didžiausias rinkėjas. Ne, ta prasme, kolekcijos dydžių tikrai ne. Aš atsimenu, kai mes būtent su tuo Danu, mes panašiai turėjom vienu metu, ten skirtumas gal buvo kokie ten keliai tūkstančiai, 3000 lipdukų. Bet man būdavo taip, kad aš renku tokiom bangom, renku, ten jau zenitas ir taip, atsibodo, žinai, ar kažkas gyvenime ten nutinka, ar ten tiesiog atsibosto, žinai, nes daug laiko suryja. Tai, o jisai taip tiesia liniją aukštai pakylo ir varė, žinai, ten tai paskutinį kartą, savo klausiau, tai man atrodo, jis apie 50 000 turėjo. Tai ten ir čia neriba, žinai. Tai Lenkų yra, kurie ten daug turi, ten Bosnis, Švedijoje gyvenantis, ten Čekas vienas yra, nu ten, lemba, dėdulis jau sakytum, žinai, pagal amžių, bet ten iš Čekijos, jeigu ko reikia, jeigu ten jį sudominsi, žinai, savo lipdukais, tai ten gali ten 500, 1000 pasikeisti, ten, nu tikrai turi. Na, aišku, ir ta Čekijos fansena, žinai, pakankamai didelė, ten turbūt Lenkų įtaka, kur ten tuos lipdukus kepa, ten nesustodami. Tai ten sustok porai metų, negauk ko nors, žinai, tai po to pasižiūri, kad tu ten jau neturi 500 ar ten 1000 iš jų, žinai. Tai ten, aišku, nėra tokio tikslo surinkti. Anksčiau buvo, žinai, visada, kai tik pradėjau, ten norėjosi tokių didelių klubų, tokių skambių, žinai, ultrų. Ten, sakykime, ten koks Belgrado Partizanas, Cervena Zvezda, ten Graikai, Panathinaikosas, Olimpiakosas, ten koks Aris, žinai, ar ten Vienos Rapidas, ten, nežinau, Zagrebo Dinamo. O po to, žinai, jų, kadangi tai dideli klubai, vis tiek tie lipdukai vaikšto daugiau ar mažiau, vis tiek kažkur tai susigaudai juos, ten, kad ir ne po daug, bet pastoviai ir ten po to žiūri, kad jau jų daug. Tada kažkaip galvojam, ne, man norėtųsi ir mažesnių klubų, žinai, ten kokių nors tokių, kur, nežinau, kaip pavyzdys, sakykime, Lietuvos atitikmuo, nežinau, Minija gal, žinai, o dabar įsileido 4 lipdukus, jau gavau pažadą, kad juos gausiu, bet reikia laukti, kol žmogus grįš iš užsienio. Tai, žinai, tai sakykime, taip, gauti tos Minijos 4 lipdukus į kolekciją, kadangi tai, nu, tikrai ekskliuzyvas, jie nekepa tų lipdukų kaip čia Vilniui, žinai. Tai, nu, Lietuvos mastais, tai, žinai, tie 4 lipdukai atguls gražiai savo ir, žinai, lauks, kol galbūt dar kažkada išsileis. Gal aš pamakėtuosiu, pabendrausim, žinai, pažiūrėsim, nes būna, kai, sakau, užeina norisi kažką pamakėtuoti, o savo jau ir taip daug, žinai, norisi kažkam kitur realizuoti save, žinai, plačiau, tai galima ką nors kitiems, žinai, pamakėtuoti. Būna, kad tiesiog, sakykime, būna tokios chebros nedidelės, arba jos ten keičiasi, ten tas jaunimas, žinai, ten apsilpsta tas judėjimas, po to vėl atsigauna, vėl, žinai, ten, tai aš būna jiem pats parašau, žinai. Jeigu aš būčiau nerašęs, ten ultrovam ar fanų kolektyvam Lietuvoje, tai ten tų stikerių būtų turbūt labai mažai. Tai, kaip sakant, norėtųsi, kad, žinai, patys daugiau kurtų, o tas kažkaip pasigendu kartais Lietuvos ultrų scenai, žinai, tos kūrybos. Jeigu tie didieji klubai, pavadinkim, tie ultrovių flagmanai, žinai, Lietuvos, tai jie dar daugiau mažiau patys maketuojasi. O kiti jau mažesni jau susiduria su tom problemom, žinai, tokiom, netokiom, kur kaip aš su pieštukais, žinai, spalvotais paišiau ant balto, bet vienas ekskliuzyvas buvo geras iš Neptūno, aš jau nežinau, kelintą ten hebra, ten vieni į futbolą, kiti į moteris, kiti tik į vyrų krepšį, ten aš jau nebesuseku, ten jie ir patys nebesuseka, turbūt, kai ten ką palaiko ir kiek ten tų žmonių, žinai, ten po 2, po 3.
Bet žiūriu, įsidėjo, žinai, pas mane Facebook'e, man kažkas užrodė, sako, žiūrėk, lipdukų turi. O ir man, žinai, turi, reikia. Ir pas juos parašyta, kad jie pardavinėja tos lipdukus. O, geras, sakau, chebra, perku, sako, gerai, tai ten pervesk pinigus, žinai, ir mes pagaminsim. Aš galvoju, ta prasme, pagaminsit jau. Taigi turėjo būti atspausta, jeigu pardavinėjat. Nu ir žodžiu, ten užtruko kažkiek tai laiko, aš ten, dabar susimokėjau, žinai, laukiu, kada čia atvyks į paštą. Pasiemu aš ten tą iš pašto dėžutės laišką išsitraukiu, o ten toks, ne toks terminas, bet man tai limpa būtent handjobas, žinai. Chebra atsispausdino ant spalvoto popieriaus, tiesiog ant paprasto popieriaus. Užlaminavo su lipne plėvele, o iš kitos pusės priklijavo dvipusę lipnę. Tai žodžiu, tai čia, čia yra ekskliuzyvas, žinai, čia yra realiai rankų darbo. Tokių neturi. Ne, tokių būtent ne, žinai, ir todėl, jie kaip ir, žinai, sakykime, gal kažkam bendram Europos kontekste, jie pradingtų, žinai, tiesiog niekas, bet čia, kadangi savam kieme, tai tikrai toks įdomus dalykas pasitaikė, tai labai džiaugiuosi, kad juos turiu ir jų neįmanoma priklijuoti prie popieriaus, nes ant tą dvipusės nešantis popierius, jisai prie jo nieko neprilipdysi. Tai yra dar kas daro kitaip, tai kai prakirpinėja kampus lape ir įstato tos lipdukus. Tai vienintelis toks yra lapas mano kolekcijoje, kur teko įpjovinėti, kad įkišti į A4 lapą. Okay. Tai galėsiu po to parodyti, kaip tai atrodo. Nes... Jo, labai įdomu faktas. O, nedaug klausimų, tai liko turbūt jau. Tai žinai, tu mane pasodinti, aš galiu kaip čia kolis. Taip, faktas. Apie lipdukus papasakosiu. Ar turi kažkokį tai vieną mėgstamiausią lipduką? Nors, blemba, iš 2-3 štukų, tai ten vieną įsirinkti turbūt būtų sunku, bet... Ne, tai turbūt... O pagalvok apie vieną. Sakalų pirmas. Sakalų pirmas. Tai prasme, jis ne mano darytas, aišku, mano nupaišytas logotipas, reikia pasigirdžinai čia. Kas kitas šunį uodegą pakelsiai, ne pats, bet ne mano maketuotas, bet jis toks jau, žinai, ir nušiūręs, jis piniginiai, man atrodo, buvo nešiotas mano, tas jau nešantis popierius pasislinkęs, tai jis toks, bet pirmas lipdukas, žinai, nuo ko prasidėjo, sakykime, viskas, ir kolekcija, ir apskritai ta pažintis visa, tai turbūt, kad šitas būtų. Ne šiaip tai nežinau, tokių kažkokių, žinai, sakau, apie kiekvieną aš tau, galiu atsisėsti, žinai, ir kažką papasakoti. Iš kur gavau, kaip, kas ten, su kuo ten bendravom, kokiais kanalais čia atvyko ir žinai, aš per tuos lipdukus dar plius savo kažkokį tai supratimą apie apskritai tą ultrovo pasaulį, žinai, plečių, žinai, kas su kuo draugauja, iš kokio čia miesto, reikia pasitikrinti, žinai, ten įlendu, ten į kokį YouTube'ą dar, tai tas pasaulio pažinimas, žinai, ultrų per tuos lipdukus pakankamai nemažai išsiplėtė, tai sakau, o būtent tas pirmas, turbūt būtų vienas iš tų, žinai. Geras, jo, aš taip paklausiu ir nesuvečiau galvoj, kad... Aš niekada, tiesą sakant, nesusimašiau apie tai, žinai. Taip, bet čia labai logiškas atsakymas, taip ir... Natūraliai atėjo, jo. Daug galvot nereikėjo. Okay. O, dar keli klausimai, čia greitai galim ir labai neįsiplečiant. Aš pasistengsiu. Šiaip tai maketuoji, dar dabar maketuoji, ar ne? Taip. O ar būna, kada tu atsisakai maketuoti? Ne, turbūt taip nėra buvę. Nes, vis tiek daugiau mažiau mane žino žmonės, žinai, ten yra turbūt, aš nežinau, turbūt aš bandžiau apie tai pagalvoti, kokia riba būtų, žinai, kur aš nenorėčiau peržengti, ne, tai turbūt būtų, jeigu tai būtų kažkokie antivalstybiniai, žinai, prieš Lietuvą nukreipti, prieš meilę Lietuvai, patriotiškumą, tai tokių aš nedaryčiau. Nes, sakykime, kaip pavyzdys, aš irgi kažkada galvojau, nes manęs visą bandydavo paprovokuoti, ar tiem darytum, žinai. Ir aš atsakiau turbūt apie vienintelius, kam nedaryčiau. Tai buvo kadaise toks klubas, Polonija Vilnius, ar kaip jie sako, Vilno. Ne, tai
Nors tiesą sakant, kaip, aš jiem kaip ir padariau, bet ten buvo tokie antipolonijas labiau. Tai ten buvo Jo, pasišaipimas. jo, ten stengiausi. Jeigu jie idėjom jeigu jie sėkmės. patys su lipduku neklijuotų, tai tu jam nedarei. Ne, ta prasme, aš jiem, ne, čia jau man įsitikinimus, žinai, Taip. savo Tai tu peržiūrėjau. juos pašaipiai, bet tu jam nepadarai. Ne, tai ten buvo Taip. tokie visiškai, žinai, anti. Tai po to jiem reikėjo vytis ir ten šiaip netaip vieną išstenėjo, žinai, ten ant pietų 4, bet tokį. Be fantazijos, aš ten daugiau pastangų įdėjau, žinai, juos ten pašiepti. Tai va, tai čia turbūt tokia riba būtų, o šiaip tai nežinau, nu gal komunistinių, žinai, būtent su ta komunistinė simbolika visgi, nu, manau, kad ir su nacistinė nedaryčiau visgi, kaip ne kaip mūsų šalis nukentėjus nuo abiejų režimų, tai Tikrai taip. stengčiausi to išvengti, žinai, tai tokie, o šiaip tai visa, kas ultrovo, tai okei, man tinka. O visiems klubom esi daręs? Ne, rytui nesu. Nu, bet, žinai, jiem gal poreikia tokia nėra, nes jie savo turi, ten irgi jau N metų, nu, tai linkėjimai metaliugų irgi tada. Tai žodžiu, tai jisai, manau, atliepia tą poreikį, žinai, tribūnos ir jiem tiesiog iš pašalies nereikia darytis. Daugiau, mažiau, esu daręs turbūt be ne visiems. Okay. Tai ten, bet sakau, tie didesni mūsų ultrų flagmanai, tai jie patys darosi, nors irgi ten nemažai, ten pietų 4, tai labai daug esu padaręs. Kažkiek boisam esu padaręs, tai ten vakarų frontų irgi daug. Tai ir ten per visus, žinai, per mažesnius jau einant esu. Tai kažkaip tai Lietuvoje, tai sakau, be Polonijos nieko ir nebuvo, daugiau kam negalėčiau daryti. Kažkaip tai įsitikinimų stabdomas. Ok. O dar tave kaip kolekcionierių, kaip maketuotoją, šiaip tave pažįsta Europai? Ne, aš viskas per asmeninius kontaktus, žinai, ir aš kažkaip neišbrendu iš mūsų šito liūno Lietuvos. Vis yra tų minčių, žinai, bet kažkaip, nežinau. Nes man, žinai, kaip yra, sakykime, sunku maketuoti, kai prasideda, man tai yra saviraiška pirmiausia, ar ne? Ir aš kaip jaučiu, aš taip ir darau. Jo, ir būna, kad, žinai, žmonėm netinka. Nu, sakykime, ten tą pataisyk, aną pataisyk ir žiūriu, kad, jau nuo mano to įsivaizdavimo mes tolstam labai stipriai. Arba, sakykime, kaip pavyzdys, irgi klubo neminėsiu, Lietuvoje, žinai, Hebra sako, padaryk mums, normalius lipdukus. Sako, ne tokius, kaip tos senus vaikiškus. Aš galvoju, ne aš juos dariau, pasižiūriu aš, okei. Sakau, tai kokius norit? Tokių, kad rimti būtų, žinai, ten tipo, Hebra, sakau, neminėsiu, nenoriu nieko įžeist, bet, nėra jie labai rimti, žinai. Jie nori tokių, kietų, ten, kur, žinai, pasportavę vyrukai su fairiais, žinai, tokie piešinukai kieti. Tai turbūt, sakyčiau, vieni lengviausių stikerių, kuriuos esu sumaketavęs, iš interneto vaizdą pakeiti spalvas, užrašai ten ir viskas, ir tau lipdukas paruoštas, žinai, tai labai greitai suklijavau, ten jiem padariau, žinai, bet, sakykim, tai nebuvo tai, kas mano, žinai, ta prasme, aš jiem padariau, okei, bet man, sakykim, žinai, kai apie kažką gali papasakoti apie lipdukus, kur čia gal idėją pasisėmė, gal, kažką, ten širdelę idėjai. Čia buvo tokie greitai, iš intiko ištraukiau, sumečiau, padirbėjau labai taip nesudėtingai, žinai, ir padariau visą rinkinį, žinai, lipdukų. Ir jiem labai patiko, jiem gerai, žinai. Man, taip. Tai sakau, bet arba kartais būna žmonės prašo, o nėra įkvėpimo. Nėra. Ir lipdai ir nieko. Sorry tiesiog. Ne, tai būna žmonės kantrus palaukia, žinai, ten, kadangi ten aš visuomeniniais pagrindais ten pinigų neprašau, jeigu ten paprašau, tai labai simboliškai, tai, žinai, luktelna žmonės, būna, kad reikia palaukti. Sakau, čia toks, tas kūrybinis procesas kartais užtrunka. Tai. O apart, paskutinis klausimas, apart ultrovų lipdukų nesi maketavęs kažko tai šiaip?
Tai esu ten visokiam marškinėliai, šalikai, bet irgi ne visai man. Aš toks gan siauro profilio, nes Bet čia irgi ultros marškinėlius jo, prašė? jo, Ne, o jeigu ne ultrovai, visiškai apart ultrų. patriotinius Patriotinius, esu daręs, kadaise ten teko truputį užsiminėti, pačiam gaminti ten, žinai, tai pardavinėti, tai yra tekę, bet mano tema vis tiek ten ultrovi, daugiausiai lipdukai, nes marškinėliai, matai, nu, ten reikia labai daug darbo įdėti. Man tada aš kažkaip toks perfekcionistas, kad jau tada, nu, marškinėliai, žinai, nu, lipdukas, nu, užklijavai, lietus palijo, atsilūpo, konkurentai perklijavo dar kažką, žinai. Ten, nu, nesėdėsi, žinai, tu ten nepaišysi, ten planšetę pasiėmęs vieno lipduko ten 2 savaitės, o maikę galima jau užtrukti ir tiek. Tai sakykim, gal, nu, tai tada norėtųsi, žinai, tada jau piniginio grįžtamojo ryšio už tai. O ten lipdukai, tai savo toksai hobis, saviraiška, turiu ką keistis, į savo kolekciją įsidedu, mieste pamatau, širdelę paglosto, tai man gal taip. Tai va, tai kažkaip taip. Kamai, ačiū tau labai. Čia jau labai daug užtrukom, labai įdomu klausyti ir čia dar gal taip pilnai tavęs nepaleisim, gal dar kažkada pakviesim į 2, 3 epizodą, galbūt Tai jo, padarysim tau europiniu mastu, tavo podcastą, nes be galo įdomu klausyti ir aš pilnai tikiu, kad tu tų istorijų turi milijoną, begalę ir čia tikrai... Ir žinai, su amžium norisi papasakoti. Ir reiškia sensti, nejaukas. Neslėpkim, to yra. Tai dar galima naudodamas progą, ten paprašysiu Hebrą, padėkit kolekcijai kai kurie. Be abejo, kas jeigu turit kažkokių lipdukų? Jo, tai kaip sakant, pasidalinkit, nuguls į naudingą vietą, žinai, kada nors gal muziejų kokį atidarysit. Prisidėsit prie Lietuvos istorijos, tikrai. Jo, nes po to, kai patiem reikės, neturėsit. Nu, dėdė Hamas. Tada, kur dėdė Hamas, jo. Tai va. Gerai, ačiū tau labai, gerą malonų.